Ir taip pat į viršų kilsim į ten. Sento solo. Oggi no. Oggi no. Modi Angelo. Amici. Signorito? Soltero. Fotkinau ir filmavau, ko negalima. Ir dar turit būt pasubscribinę. Pribėgo prie manęs ir padavė man vieninteliam. Per daug atsipalaidavau, ta prasme. Čia grinai atsipalaidavimo. Pažiūrim. Čia dirba kažkas tam name. Bet nebuvo, atėjo nieko nesakė. Girdit? Bulgarišką muziką klauso. Labas rytas. Einam pažiūrėsim, kas čia vyksta. Ciao, man. Hey. Here. Salve. No problema? Non proprio. Sei venuto ieri sera? Grazie. What? Sei qui? Deve last night. Night. Notte? Yeah, night sleep. Blemba, jo, vakar sakau, graži siena, jis čia ir rankom ir kaltuvu dirba. Toks vaizdelis čia. Pailgas koks miestas. Nu čia, ten. Susipažinom su Džordžu. Ar Džordžas jo pavardė, neatsimenu. Bet susipažinom, pašnekėjom, po to nuėjo dirbt, galvojau, pafilmuosiu vėliau, kaip su juo šneku. Bet baigėsi jam batarkė, varo namo. Tai sakė, reikia išgirsti talą. Tai sakė, va čia iš Čiglį tokį miestelį, visai netoli, 10 minučių su traukiniu, nulėkt, sakė, taip labai gražu, sakė, iš visų šitų, Raguza, Modiko, Noto, sakė, pats labiausiai gražiausias miestas, Čiglyje. Tai šito nebuvau užsižymėjęs, tai ir jisai yra šiek tiek, nes mes taip leidomės, tai dabar biškį taip iš šoną ir po to vėl zigzagų biškį pavarysim. Tai šiandien aplankysim Modiko, didelis miestas, iš tikrųjų net už nugaros jisai dar yra, toksai pailgas ir nueina už nugaros dar. Tai pasižiūrėsim čia ir tada iš Čiglyje varysim. O po Čiglijos varysim prie jūros. Labai laukiu. Sakė, žiauriai gražus paplūdimiai ten, tai labai laukiu, žiauriai. Ir reiks varyti. Dar video reikės montuoti. Jau vakar neįkėliau, šiandien reikia įkelti. Tai, nežinau kaip čia daryti, ar pirmą video ir tada miestą, ar miestą ir tada video. Tai va, dar reikės pagalvoti. Nėra McDonald'o nieko čia, tai reikia dar ir vietą susirasti kur ir dar kad internetas būtų. Pažiūrėsiu, ką ten Džordžas daro.
Čia kažką jisai, tuos akmenis, matot, drožė. Man bandė aiškint, kas čia ir iš kur jisai atsirado, iš kur jam atsirado šitas. Nu, tipo, supratau, kad lyg tais tėčio tėtis, tėčio palikimas ir kažką daro, bet sunkiai nesupratau iki galo tikrai. Čia matau kaip tik, vat, kur aš eisiu, nu taip va, čia prasideda pažintinės vietos. Tai ir pradėsim jaučiu. Ir taip vat į viršų kilsim į ten spėju. Jo. Taip eisim, pasižiūrėsim, kas gero. Ai, dar žiūrėjau, ką pavalgyti čia tokio vietinio galima būtų. Tai būtinai šokolado, aišku. Bet sakė Audros su Luku, kad brangus tas šokoladas labai. Nu tai vis tiek pasižiūrėsim, bent paragaut. Sakė, žiauriai skanus, bet brangus. Ir po to yra toks kibinas, bet čia labai įdomu, tipo faršas, tada migdolai, šokoladas ir prieskoniai. Tai nu, kažkokia tokia kombinacija, kur nelabai manęs gundo, tai vat įdomu. Nu ir čia po to tai aišku būtų brangus, nes čia yra saldžiarūgštis triušis, vynai, pasta, nu tai pasta, tai ką čia. Po to rikotos sūris kažkoks hiblien, tai sūris irgi, nu ką, nenusipirksiu, aš jo nesinešiosiu po to. Ir po to skačia modikane. Nu tai tas pats, kas vakar valgėm skačia. Vakar valgėm tiesiog skačią ragusaną, o čia modikaną. Tai tas pats jaučiu bus, tik tai gal ten kiti ingredientai, tai net neapsimoka bandyti. Tai vat įdomiausia būtų šitus du šokoladai ir tą empanadinį, empanagį kažkokį. Tai va, dar du tokie tikslai šitą miestą. Pasakojo man. Iš K raidės šitas medis, kugava kažkokia. Iš čia gamina, man atrodo, tą šokoladą. Ir šitie medžiai auga Modikui, va. Iš šitų gamina šokoladą. Aš bijau suklyst, bet tik Modikoje gal ir kitam kokiam mieste dar auga šitie medžiai. Nepamenu tiksliai, bet kad dėl to šokoladas čia labai stipru, nes auga šitie medžiai. Tai va, nesu tikras, bet gali būti, kad tik čia, Sicilijoje ir dar gal kažkokiam ten mieste. Tokie kaip žirniai auga, o ten sėklytės viduj tokios. Ir iš jo šokoladą gavim. Kadangi čia viskas nuo kalno, tai vis dėlto varysim į viršų. Į viršų, čia kai kuriuos apžiūrėsim, tik ir po to atgal eidami kitus. Nes čia iškart išlendu ant vieno. Ok, tai iš karto nusileidom prie jo. Nu, nenustebinsiu bažnyčią. Jau kiek mes jau čia praėję. Bele kiek. Ja. Ok, čia kažkoks įdomesnis muziejus. Casa Natale Salvatore, Quasimodo. Aš galvoju gal, nu man vienintelis Quasimodas tai ta pasaka buvo. Tai gal jisai čia parašęs ją? Buongiorno. It's museo. Okay, how much is it? Traduzione, translate. 2,5. 2,5. €2,50. Yeah, 50.
You talk in English. Can you tell me who he was? The Salvatore. Oh, traduzione. Tradizione? Sì, What does that mean? hai capito? No. Vieni. Huh? Sei tu solo? One, tu? Yeah. But who he is, I just want to know. Ah. 2,50. Okay. Can I read? Can I read? No, tu leggi qua. Ah, okay. Wait. Secondo, ok? Signora, cosa vuole fare? C'è un biglietto. Sì, c'è la visita è guidata. Cosa c'è? Prima di tutto vorrei sapere chi è, di cosa si tratta. Yeah. Allora, premio Nobel per la letteratura, Salvatore Quasimodo. Quello seduto. Ah, okay. Va bene? Ah, he's like a Poesia. poesia. Ok. Ah, okay. Cosa vuoi fare? Huh? Che vuoi fare? Visit o no? Ah, this? Maybe no. Vabbè, allora, ciao. Sorry. No, Scusa. se non conosci. Ciao. Ciao. One question. Sì. Quasimodo. Sto translate. This. Did he write? You know this? Quasimodo e le ciape, tung. No this? Poesia. Ah, poesia, no story. Traduzione. Ah, tradizione. Ah. Premio Nobel per la letteratura. Ah, Va bene? man, good man. Ah, ok, grazie mille. Vabbè, ciao. Ciao. Tai žodžiu, parodžiau aš jam tą Kvazimodo pasaką. Ne, pasirodo čia literatūros kažkoksai rašytojas. Aš apie visus savo neįsiaiškinęs normaliai lietuvius, tai čia tikrai nemokėsiu pinigų, kad pasižiūrėčiau jį ir dar itališkai viskas, tai nieko nesuprantu. Bet iš veido tai labai matytis jisai. Priėjau pilį kažkokią, bet jaučiu reikia susimokėti. Hey, hi. Do you have to pay to go here? Yes. How much? 3 euro. 3 euro? Però you cannot 2 or 3? 3. You cannot visit the tower or clock, the church and the prison. The characteristic part of the castle is closed for work in progress. The most interesting places are closed. You visit only view and the room, no furniture. Ah, okay. Okay? I will think. Mango. Žodžiu, pusė uždaryta. Is it interesting? We don't know yet. Ah, you just started? Yeah. Nežinau, aš žinau, reikia praeiti daugmaž čia, kol iki galo pradėsim eiti ir tada spręst, ar verta pinigų užeiti ar ne, nes gal ten toliau bus labiau verta mokėti užeiti. Einam iki galo ir tada jau kai atgal eisim spręsim, ką daryti. Žinokit, pakomentuosiu tik ten, kur bus būtina. O šiaip tai sudedu kadrus, ką aplankysiu kaip praeitą kartą. Sorry, I only understand English. Я не capito italiano. A te ni pere. È pesante però lì. Yeah, my home. Pedem e autostop. Yeah. Lithuania, you know? Lithuania. Ah, tu sei sì. Yeah. Qua siamo in Sicilia, a Modica. Ah, from Modica? Modica, sì. Ah, perfect. Bello. Bueno. Sì. Bellissimo.
Bellissimo, bellissimo, yeah, scusa. Yeah, bellissimo. Sei solo? Solo, yeah. Solo. Sali, sali. Yeah, I think so, yeah. Sali, sali, c'è il fiume di San Giovanni. San Giovanni? Sì, che bellissimo. Va, jie taip bendrauja visą laiką. Pravažiuoja kažkas pasišneka. San Giovanni, Duomo? Uomo bello, bello, bello. Ah, this, yeah. Sali, sali, sali. Ah, ok, gracias. Ciao. Ciao. E la salita ti porta nel Duomo. Ah, ok, gracias. Ciao. Ciao. Pažiūrim, ar gerai sako. Nu vieną pramazinsiu dabar per ją. Nieko, nu ten irgi. Bažnyčia. Ir jau matau už 2 eurus. Ta šokolada, tipo. Bet tai jau čia lievas bus. Šokolate de Modico? Ah, this? Kažkaip abejoju, kad čia geras. Nežinau, kažkaip nepasitikiu. Atrodo, kad šrotas bus kažkoksai. Reikia gal iki centro reikės eiti, arba gal kokios kitos vietos, net nežinau. Man atrodo, kažkas panašaus į šitą turiu. A, ne, čia arančinis. Oi, šitą, va. Einam, paklausiu. Aš jam parodysiu. Sorry, I talk only English, but... Come parlare con l'italiano non avremo parlato. Empanadini. Impanadiglie? Sì, questi qua. Ah, this is empanadini? Sì. Ah, I thought it's like something like this. No, quelle sono focacce. Ah. You sell... E sono scritti là, guarda. Sono in inglese scritti. Ah, ok. Skačia. Kažkaip neatitinka, nes ten... Questa condensata. Sì, This? Really? sì. Carne e cioccolato. Hey. Cioccolato e carne. Ah, ok. Then I need this. Ai, vis dėlto pasirodo, jo. It's like Modico speciale, yeah? Sì, cioccolato. Chocolate, yeah. Where to buy chocolate? Like Modico chocolate. Where to buy? Vai? Yeah. Ah, ok. È al centro. Centro? Sì. Ah, Corso Umberto. Corso Meto? Corso Umberto. Corso Umberto. Arrivederci. Ah, no. Thank you. Grazie mille. Ciao. Ai, žiūrėkit, gavau. Čia tikrai, čia toksai labiau kaip saldumynas. Einam pabandyt. Ir jisai turi mėsos viduje. Ir šokolado. Tiesbiški. Nu ką, kiek čia kameros turim? Pritraukęs aš. Pamiršau. Atitraukt. Gerai, ką? Pabandom. Atrodo taip. Kaip sausainis iš tikro. Tai dabar primint, kas jame yra, tuoj pasakysiu. Faršas atsimenu. Šokoladas. Tuoj. Malta jautina. Nu tai jautinos faršas. Migdolai. Šokoladas ir prieskoniai. Nu, pabandom. Nu, tik tai žodžiais galima perskaityti. Šiaip jeigu nežinodamas valgytum, tai sakytum sausainis su šokoladu ir... Nu jo. Sakytum tiesiog sausainis su šokoladu. Čia man to turbūt aš fufleką valgau. Čia toksai buitekinis variantas pas mane. Jaučiau, reiktų gerai pinigų ir eit, kur ten gamina juos. Tikrus ir tikrą skonį paragauti. O čia tai tokie antrarūšiai.
Turbūt net ne tas skonis, bet... Kaip saldumyną, tai verčinčiau gal kokie 6,5. Gal 7. Netoli kažkur. Nieko toksai visai. Nėra sausas labai. Nu, vat kas... Tai kvapas biški keistas. Bet nesijaučia mėsos to. Kažkokio skonio ar dar kažką. Tiesiog šokoladas ir sausainis, šokoladinis sausainis. Bet neprašau, visai skanus. Gal dar apačioj, kai būsim, kai ieškosiu šokolado, rasim gal šitų vienetinių, kaip kanolės pardavinėja po vieną. Gal bus šitų rimtų. Tai nusipirksim pabandyti. Per fotkės tai atrodė šitą belė kaip nebloga. Bet matau, kad nedirbo. Be reikalo būsiu atėjęs. Senor, is closed? Sí, See? sí. When it's open? No. No? It's like permanent closed? No. Oggi no. Ah, oggi no. Ok, gracias. Prego. Ai, kaip gaila. Kaip supratau, šiandien ne, sakė. A posto, Ah, sorry, English only. Inglese. Inglese, para inglese. Io qua ho fatto Ah, modico. Modico, yeah. ho fatto So sorry, I don't understand. io Ne para italiano. io disegno Yeah, travel. dietro Piedra? e poi disegno pure quello. Ah, those paintings. You sell? You do? Ah, you paint? Ah, jisai čia piešia. Nu, iškart galiu pasakyti, kad Majus taip. A? No. Kad Majus taip pat piešia kaip jisai. Hey, bellissimo. Bellissimo. What's your name? Name. Like me? Luca. Io Modica Abodiga? Angelo. Modigangelo. Nice to meet you. Piacere Modica. Pittore artista. Ah? Artista. Artista. Ah, you paint. You do. Quello tu. Bueno. Quello Huh? tu. Me? Vedi. Ah, no, thank you. Gracias. Ciao. O Majus tai, ta prasme, Majų yra dabar, aš neatsimenu, 9 metai ar 8. Nu tai va, 8-mečio 9-metis mano galėtų taip nupiešti. Panoramkę. Pizzo. Oho. Pičiarė. Piešimas, aš piešiu pičiarė. Mokinuosi, iš čia pabiški tos žodžius mokinuosi. Gerai, ką laikas leistis dabar atgal ir bandyti pažiūrėti kažką, kas ten dar gero atgal einant. Buongiorno. Buongiorno. Dove vai? Di qua. Dove devi andare? Palazzo. Palazzo. Polara Palace? Polara Palazzo. Sì. Sì? Sì, devi scendere. Sì? Ah. Devi salire. E fare questa stradetta così. Ah. Salire, poi se ne cammini diretto e poi continua a scendere. Ah, like this. C'è questo Regina. C'è questo Crispe. La via. La via? Ah. Ah, me? No, c'è la via lì. La Polara Palace? Sì. Sì. Ah, good. Gracias. Prego. Devi scendere da dove è il Duomo. Ah, io ne parlo inglese, io parlo inglese. Inglese? Yeah. Poco inglese? No italiano. Tu sei hombre? Solo? Hombre? Hombre. Uomo? Uomo? Tu uomo. Oh. Tu sei uomo?
Ah, Lucas? Lucas. Tu sei hombre. Adieu. Io, signorito. Señorito? Sì. Soltero, non tengo novia. Ah, soltero. Non tengo novia, capito? Capito, capito. Entiende? Yeah. Io sono in Venezuela io. Ah, ok. Ora fa 2 mesi, fra 2 mesi a qui, a Modica, 55 anni. 5 years? 55 anni a qui a Modica. Ah, Venuto da wow. venuto da Venezuela, capito? Uè, Venezuela? In Venezuela io, sono stato in Venezuela. Ah, ok, ok. Mio papà, Ah, e ti, age, like, 5 here? sì, But you? Me? 30. You? 30 anni. Io fra 2 mesi Yeah. ne faccio, mira, 6, 7, 8, 8. 8. 68. 6, 8. Oh, 68, vedi? bella. Sono di Pechegno, Ah, piccolo, ah, chiquito. piccolo, came Mia, here. mia mamma era sì. Mio papà invece era 2 metri lungo. Ah. Gordo, cara, barriga, tutto. E quando qualcuno lo faceva recciare mi fa arrabbiare, lui mi dava questa, Ah. oppure cognazzo, pugno, pum. Ok. Sì. Ok, gracias. Prego, buona tarde. Buona tarde. Hai mai Spaghetti? con tomate, Ok. pomodoro. Ok. Bueno. Sì. Ciao. Alright, Ciao. ciao. Tai žodžiu, ką supratau, kad jam šiam 8 metai, kad jisai 55 metus gyvena Modiko, kad jisai atvyko iš kažkokio ten miesto, net nesupratau, pakartau tik pavadinimą ir jisai pasakė jo, kad jie atsivežė mažiuką, čia mama, kuri buvo tokia straina, nestraina, o tokia galinga. Suprato, kiek man metų pasakiau, tada paklausė, ar kažką valgyt, nes mandžiarė reiškia valgyt. Sakau, jo, nes galvoju, jisai man siūlo valgyt. Sakau, jo, galvoju, įsivelsiu, pasižiūrėsim, kas bus. Pasakiau, jo, ir jisai pradėjo kažką sakyti ir po to, tipo, pas juos šitas tai reiškia, tipo, gražu, skanu, gerai, toksai žestas arba toksai žestas reiškia ne. Tai tipo spagečiai su pomidorais, labai gerai. Ir viskas, atsisveikinom. Čia tokia viena galingesnių. Paprašysiu, kad nufotkint. Hey man, sorry, maybe you could? Yeah? One from the back and I will turn around, alright? Yeah? I think it's good. Yeah, thanks man. No problem. Yeah, gracias. Žodžiu, atėjau iki savo teatro, galvojau, fainas spotas bus, neveikia. Žodžiu, atėjau čia prie teatro, tokią vietelę radau, yra Wi-Fi'us, yra elektra, yra viskas, ko reikia, tai pasidėsiu čia, sumontuosiu, kad galėčiau įkelt ir kažką gal užkasim. Tai va. Nu ką, reikia pratęst tradicijas. Tai pasėmiau naujo lučio, dar nebandęs. Siciliano kažkoks. Tai pabandysim tą ir pasėmiau focaccia, aš nežinau. Tipo už 3 pem. Nu va, žiūrėkit. Aš pasakiau focaccia 3 pem. Aš įsivaizdavau, kad gabaliuką atneša, ne? Arba sumokėsiu kažką ne to, arba tada čia nesveikai už 3 pem. Gerai, pabandom alaučių. Norėjau pilti į taurę, bet gal iš buteliuko skanių. Nelabai toks. Lageris, bet toksai
5-6. Nelabai paragaujam fokačius. Ai, tai čia tik tiesiog batonas iškeptas. Ai, tada tai suprantama, 3 pm. Prašoviau biškį. Aš galvojau, bus kaip pas Dominiką. Pildžiau biškį, nes nesąmonė. Čia tiesiog tešla. Tai atnešiau tokį. Prie lūčio gerai turėtų. Gerai. Dar italas čia man atnešė. Pasiūlė šitą, sako, šitą užsivaryk. Bėlė kaip gerai. Tai ką mes turim? Turim alų, tokį bolemėną. Turim fokačią, tiesiog batonas. Turim parmos kumpį su kietų sūrių ir žolelėm ir alyvuogių aliejus. Toks pikantais, tai sakė. Toks aštrokas biškį. Bet labai gerai. Ai, alų, tai žinau dar su ko sulyginčiau. Su jūros vandeniu. Bėlė kaip. Atrodo, kad jūros vanduo. Turintis tokio jūros vandens prieskonį. Like with this? I don't know. I don't know how to say. It's same. I started to travel, but I started also doing YouTube, you know, on the side. YouTube. Yeah. Your name YouTube? It's in my language, man. It's not in English, not in Italian. It's like Adventures with Luke. Yeah. Lithuania. Yes. Coperta is like tax in Italy, yeah? Yeah, so... All right, good luck. Thanks for everything. No, I don't need. Thanks. Good luck. Ciao. Nu ką žinau. Hey, ciao, man. Nu brangiai sumokėjau, bele kaip. 15 eurų šaika, nu bele kaip, daug kas. Alutis vienas, batonas iškeptas ir serano kumpio 2 gabaliukai. Bele kiek sumokėjau, iš tikro 15 eurų tai daug. Ta prasme labai daug šičia. Čia galima tiek prisipirkti už tą 15 eurų. Nu bet, žinai, gerai, gavau internetą, gavau elektrą, galim iš tos pusės pasižiūrėti, bet šiaip tai brangiai eina savo, netikėjau, kad tiek. Gerai, dabar ką, pasidariau darbelius, įkėliau video, irgi užsivėlino, nes netas belė kaip geras, o kėlė tai nežinau, ilgai labai. Tai einu pabaigti pasižiūrėti kitus dalykus, nu, kitas tas vietas ir žiūrėsim, ką toliau daryti. Dabar žiūrėkit, kodėl sakau, kad 15 eurų daug. Dabar žiūrėk. How much is for a cheetah? This one? How much? 2 euro. Arancini? 2 euro. 2 eurų, jūs įsivaizduojate. It's very good price, like it's very good price. 2 eurai, įsivaizduokit. Tai kiek aš galėjau pasimti 7? Bele kaip, dabar suprantat. Tai aš čia būčiau pavalgęs dar rytoj, dar būtų likę. Ir dar būčiau galėjęs tiek neišleisti, dar desertą suvalgyti. Hey, man. Have a nice dessert. Sorry? Have a nice dessert. You too, man. Thanks, gracias. Sako, geros dienos su širdies susijėmės. Tai jūs suprantat, ten tos fokačia, nu pavadinkim fokačia, ten ne fokačia, bet ten tas pats, ką valgiau vakar Ragusoj. Tai tuos nusipirkai 3, arančinis nusipirkai 3 ir dar ledų nuėjai nusipirkai. Tai belemba, bele kaip, ta prasme, privalgyti. O čia dabar 15 eurų suva. Man. Gražiai. Nu čia jie labai visi jau panašus, jaučiu, kai video kuriu įrodau, bet jau biškį apsiraminau. Aš tai prabuvau porą valandų, tai praėjo man tas, tai čia gražiai vėl atrodo. Einam į vidų, pasižiūrėsim, matau atidarytą. Jau matau sėdė prie stalo. Tai jau pardavinės tiketus. Einam toliau. Čia kažkoksai matau
Tai einam pažiūrėti, jeigu neprašys irgi bilieto, nereikės pirkti. Muziejus, tai lemba, gali būti, kad reikės pirkti. Tokį iš akmeniukų išdrošti. Dulkių irgi. Žiūrėk, reikia mokėti, bet pabandysiu praeiti. Ciao. Šokolado? O archeologico, civico, I don't know. archaeologic museum or chocolate museum. Can I go? Okay, on the left. Ok, gracias. Šokolado muziejus. Ulala. Aš nežinau, ar čia man galima. Čia jau, kaip suprantu, jau yra ne kopijos tikrai. Kažką įdomaus. Žiūrėkit. 1221 metų vazos dugnas. Nu kietai visai. Palaka, nors įdomesnio rasiu. Mačiau ženklą, kad negalima fotkinti. Ne, tikrai, man jinai sakė eiti į kairę. Aš nuėjau į dešinę. 1912, tai netok ir sena. Va, Frenkas man davė tą palaikyti, taigi. O tą, paskutinę. 1700. Jinai čia stovi už vitrinos pas Frenką kišenė šiaip. Nu, čia kažkas įdomiau, žiūrėkit. Žmogaus kaulai. Panašu, kad tikri. Šiaip jeigu taip nuoširdžiai sakant. Tuoj bachūram tai patiks dabar, ką parodysiu tuoj. Mačiau, jau žinokit, pareina geras dalykas. Pažiūrėkit, bachūrėliai. XIX amžiaus. 19 amžiaus. 19. Kai tau ginklai. Aš nežinau, aš nesu ekspertas, bet gal čia net su paraku dar jie užtaisomi. Kai kietai. Čia kardai, čia dar vieną. Eik tu. Blemba, gaila baigėsi. Svarstyklės. Žibalinės lempos. Čia mūsų proseneliai iš tikro naudojo šitus daiktus dar. Ne taip ir senai. Geras. Galėtų duoti dar šautuvų kokių. Einam kitą pažiūrėsim. Ticket qui. Cioccolato di Ah, you là. say here? No. No? Devi pagare per toccare. C'è il ticket qui. Ah, sorry, Ok. sorry. Ok. Ciao. Bet faina neapsikrovus. Kas čia atsitiks vienas, čia pažiūrėjo. There's a ticket for you.
Ah, you also have to buy? What's here? Here the chocolate? Chocolate. Is it interesting? Yeah. Is it good? Yes. Jau kad man šokolado istorija nebus tokia įdomi, kokią ten pamačiau dabar, tai duodu 100%. Kai šaikelė nuskilo, aš iš vis čia, ta prasme, fotkinau ir filmavau, ko negalima, ir dar įėjau nemokamai. Nežinau, tikrai dovanėlė, šiaip tai dovanėlė, hebra. Tai fainai, ką tai dolempos. Kaip fainai. Gerai, buvo įdomiausia dienos dalis. Trumpa, bet įdomiausia kol kas. Mūsų dar laukia misija nupirkti Jesus Christ. Nupirkti dar reikia šokolado to tikro. Primetat Vagijų yra. Tik tai nematau. Ai va, 30 eurų. Kažkaip pigiai sakyčiau gal, ne? Nebent ten gal vienas gabuliukas. Einu paklausiu šitų žmonių. Scusa, are you locale? Locale di Modico? Sì. Sì? Un secondo. Buon aiuto. Buon aiuto? Chocolate, Modico chocolate. Sì, Chocolate. devi andare un po' avanti Aha. e vicino. Buon Aiuto. Vai. Buona. 107 meters. Thank you, man. Ciao. Grazie. Ciao. O, būčiau praėjęs. Bet aš dabar galvoju, ar ne ten pat, kur aš ką tik žiūrėjau, buvau sustojęs. Va. Buon aiuto. O, man. Žinot, kame problema, norėčiau parvežti dovanų tokį dalyką, bet jis ištirps 100 milijonų procentų. Ginger, salt. I get to try something if you want. Yeah, that would be awesome. Vanilla. What? Vanilla. Vanilla? Okay, it's different. They use it low temperatures, 40-45 degrees maximum, and of course, thanks to this lower temperature, the sugar that we put inside won't melt. So that's why you can That's taste cool. it. Okay. I thought it's in air bubbles, but it's No, sugar, it's yeah? sugar. Yeah. What is this? That's cinnamon. Cinnamon. Cannella, yeah. And we don't put any fat, so no milk, no added cocoa butter, no selected. So just cocoa and sugar and vanilla, cinnamon, orange. This one is good. With cardamom. Cardamom? Yeah, it's really fresh. You're gonna feed me here. You're gonna make me full. Because I would like to bring for my family, but I'm traveling with a backpack and it will melt, you know. Okay, so this kind of chocolate doesn't melt really easily because it has no fat, no milk, Yeah. so it can travel perfectly. Really? Yeah. Maybe I can give you an isothermic bag if you don't have one. How much is cost? It's without ice, just isothermic, the silver one. It depends. We have the smallest one, which is like €1, 1.8. Wonderful. Your cold chocolate is coming. Just a minute. You can wait here. Stay here? Yeah, okay. All right. It's ready here. So quick. All right. Oh, with the So, biscuit. yeah, it's a butter biscuit. All right, gracias. Thank you. Gracias. Dar neragausiu prie jūsų, paragausiu. Pirmą reikia. Noriu įsidėti šitus. Okay. Nu, paragaukim. Šaltas šokolado gėrimas. Labai įdomu. Labai įdomu.
manau, nemažai kam patiktų. Ne kartu, šalta, tiršta, biški saldu. Blemba, žinokit, geras daiktas. Jeigu kažkas būsit modikoje, tai pabandykit šaltą šokoladą. Nu įdomu, vien tik tai dėl įdomumo. Ir šiaip visai skanu. Neblogai, neblogai. Žinot, ką sugalvojau? Šiaip pas mane labai faini žmonės. Ten per video. O Jezu. Žodžiai, labai faini žmonės. Pas mane video būna 0 dislike'ų arba ten 1, 2, maksimum 3, man atrodo, dislike'ai. Tai faini žmonės, visi palaiko. Tai galvoju, aš ten tą raudoną savo pasiėmiau, bet galvoju, duosiu jums, atiduosiu jums. Nes gal kas nors neturi galimybės keliauti, gal čia niekada kas nors į modiką neatvažiuos. Ir tik tai čia yra tų išskirtinų tokių vat šokoladų. Tai jo, Šaika, padovanosiu vieną jum, tą, kurį savo pasiėmiau. Tai rašykit į komentarus, rašykit noriu šikalado. Rašykit noriu šikalado ir išrinksim nugalėtoją ir atsiųsiu tikrai. Gali būt, kad ištirps, žinot, vasarą, tai gal negausit jau tokio solidaus, kokie gavau ką tik aš, bet vis tiek, paragausit tą skonį. Tai ir gal nieko įspūdingo nebus, bet tikrai skanūs šokoladai, tikri šokoladai, čia tik tai gaminami. Tai labai fainai. Tai manau, gera, smagi, faina dovana bus jum. Tai va, rašykit noriu šikalado ir išrinksim nugalėtoją ir atsiųsim tada. O aš tai va, atsigeriau šito, priragavau ten, tai man užtenka. O kitiem irgi paėmiau dovanų. Tai va, Šaika jum. Ai, teisingai, kad ir man būtų fainai, tai būtinai turit būti pasubscribinę. O dieve mano. O dieve mano. Man dabar flashbackai visokių youtuberių. Bet jo, jeigu norit laimėti, turit būti pasubscribinę, pakomentavę. Ir tada išrinksim nugalėtoją. Nežinau kodėl aš taip lievai pasijaučiau, bet nežinau kodėl. Kad neperkasi gal, ką? Ai. Bažnyčia ant bažnyčios. Čia vyksta mišios. O, geras itališkos mišios. Prego. Grazie. Vuoi un'altra? No, grazie mille. Basta una? Tieni, 2. Grazie, Ok, grazie, ciao. Oh, wow. Geras, matėt?
Matėt? Pribėgo ir padavė man tokius du. Bet kaip įdomiai, eik tu savam. Pribėgo prie manęs ir padavė man vieninteliam. Fainai, ką? Šiaip apskritai kietai, kad užtaikiau pas italus ant mišių. Įdomu buvo ir taip trumpai, į patį galą. Ir tą platkelę gavau. Ir pabuvau, išgirdau kaip dainuoja. Geras jausmas visai, ką? Šiaip žinau, su kuo galėsiu pasidalinti antrą. Ne veltui gal ir davė. Nu, iš tų visų čia liko paskutinis vienas. Einam, pažiūrėsim. Čia irgi bažnyčia bus. Bet einam pažiūrėti vis tiek, kad visus būtume praėję. Nu va, atėjau iki paskutinės. Ką žinau. Neblogai atrodo iš išorės. Įdomiau. Išskirtiniau negu visus kitų. O, čia dar vyksta. Čia su freskom. Allora il comandante uscì con gli inservienti e li condusse via, ma senza violenza, per timore di essere lapidati dal popolo. Parola di Yo, what's up, man and girl and woman and husband and wife and shit and this and that. Nu ką, viskas, apėjom Modiką. Nebuvom dar aišku mieste, čia skaitosi senamiestis, man atrodo. Visas, kur buvom, tai mieste nebuvom, bet jaučiu, kad einu žiūrėt, kaip čia nusigaut galėčiau į Ščigliją ir mėgint ten transportuotis. Jeigu neišeis, tai tada eisim į miestą dar pasižiūrėt, kas gero, o jeigu išeis, tai bandysim tada į Ščigliją gautis. Tai va, einu žiūrėt ir jo. Kaip tik yra traukinys už 11 minučių, tai bandom davai greit nusigaut. Pagloščiau tą šunį, kažkas čia kast mane pradėjo, pirštą visą nešti. Čia reikia atsargiai su tais laukiniais. Čia dar kokią blusą pasigaut galim. You're from Canada? Yes. Wow, man. How did you end up here? I don't know. That's a big mysterious case. A mysterious case? Okay, yeah. But, For how long you've been in here? since when I was 7 years old. 7 years old? Man, that's a long time ago. Don't worry. It's okay. No Yeah. problem for me. It's okay. Ščiglija. Ščiglija. Let me see. Let me check. Can you open the bright? What is? Ah, Ščiglija. Ščiglija. Oh, not a Ščiglija. Ščiglija. Ščiglija should be. I don't know because one train was cancelled before. I don't know. Let me check, please. Oh, okay. Fernando? Ferdinando. Fernando. Nice to meet you. Nice to meet you. My name is Lucas. Lucas? Oh, Yeah. Where are you from? Lithuania. Oh, Lithuania. Oh. You know? Yeah. Ah, that's cool. Keistuolis kažkoks. Bet kažkodėl kartais tokiais keistuoliais tikiu, kai jisai sako, kad pražiūrėsiu, tai gal jisai sustoja ten. Nu, einam. 10 minučių pavažiuoju, tikiuosi pavažiuosiu, nesusimokėjęs baudos.
Nes kaip ir sakiau, nu ten kartais va pamokėdavau talala, barara. Bet noriu vis tiek pakeliauti biškį nemokamai, tai man labiau smagiau. Kalbėjau iš tikrųjų su panom, bet tiesiai iš tos Olandijos. Tiesiai veidai buvo susitikę, daug šnekėjom, tai negalėjau kameros įjungti, nes jos tokios rimtos. Nu tokios rimtos panos. Tai smėgia akis viską pastebėtojai, ką jų ten neapgausi ar dar kažką. Kai čia uždengiu kamerą, įjungiu, nieks nežiūri. Bet ant jų tai būtų, bet fainas panas. Papasakojau savo konceptą, sakė fainai. Tai va, atvaro tas 10 minučių. 10 minučių kelionės. Aš nežinau, ar Lietuvoje jau taip patobulėja, bet čia elektriniam dviračiam padaryta pasikraut batarkę, kol varai. Ten ir ten. Geras, ką? Šiaip elektriniai dviračiai tai bumina dabar. Turbūt daugiau negu... Nu, ne daugiau. Bet va, geras upgrade'as toks. Eik, savo atėjo kaip tik. Ir mano stotelė kaip tik stoja, įdomus pėsių. Good evening. I'm traveling from Modico to Stiglia. Modico Stiglia, you have to buy the ticket. Now? Do you have a ticket? No, I thought I'm buying when you come. When you, yeah. Stiglia? Yeah. Okay, 7 and 20 cents. 7 euros? Yeah, 7 euro and 20 cents, yes. Because it's 5 euro more on board. Why you didn't buy online? Why? I don't know. First time going with the train, I always go by. Without ticket, if you buy on board, is more. And if you don't say me nothing, it's 50 euro more. 50. I make just 5 euro more. Okay. Ah, what? Credit card? Yeah. Okay. Okay, that's fine. And this is the stopover? Yes, you can. Yeah. That you across. Okay. Okay. Grazie. Atvažiavo ir atėjo jisai. Eik tu shit. Ir būtų buvę 2,70, o dabar susimokėjau 7 eurus. Ai ne, būtų buvę 2,20. Sumokėjau 7 zlamų. Kodėl aš taip grybas stovėjau vietoj, galėjaugi judėti link kitos pusės ir viskas. Į mano stotelę stojogi, galėjau judėti. Ant tiek jau pripratau. Ir prasileidau be reikalo. Eik tu savo. Aišku, nu čia 7 eurai. Sako 50 galiu aš tau išrašyti kitą kartą. Šį kartą tik 5. Per daug atsipalaidavau, ta prasme. Čia grinai atsipalaidavimo biški čekas man užsidegė. Tai jisai dar gerai, kad iš tikrųjų tik 5 eurus baudos išrašė. Ne 50, o tada tai galima būtų paverkti. Bet, come on, labai atsipalaidavau, ta prasme, aš net pamiršau, kad galioja toks dalykas kaip bauda. Visą laiką, jo, tipo, galiu gauti baudą, bla bla bla, bet toks atsipalaidavęs, o čia, net neėjau, taigi aš galėjau eiti. Kai pradžiai Vokietijoje, aš ten bėgiojau nuo to tikrintojo. Taigi bėgiojau, taigi adrenalinas, viskas sukilę, kad tik tai nepagautų. Dabar matau, kad ateina. Sėdžiu gražuolis. Nesvarbu, kad dar galiu eiti. Nes nebuvo paskutinis vagonas ir būčiau galėjęs iššokti ir nieko nemokėjęs. Ne, atsipalaidavęs, bachurėlis. Ką čia taip va sėdžiu? Jo, norėčiau nusipirkti bilietą. Tai tiesiog biški toksai trumpas džebas į barzdą, kad prisimint, kad nereik čia būti taip atsipalaidavus, taigi už viską reikia mokėti. Bele kaip pripratau, tai dar ačiū Dievui. Čia tik 5 eurus baudos išrašė. Gerai, toksai kikas biški. Kikas, džabas į smakrą prisimint. Ok, so, ne. Io parlo inglese, no italiano. No italiano. Sorry, scusami. Grazie mille. You have place Google place? No. No? No. I would write review, a good review. No. O, kokie geri. Davė vieną fokačią. Tai aš ją ir sudorosiu dabar. Ok, pažiūrim.
Tik žolės viduj. Betonas iš žolės. Nu, nebent jeigu kažką... Atsiprašau. Jeigu kažką kito rasiu, dar nufilmuosiu. Nu ką, šaiko suvalgiau tą pidonę. Nieko buvo, nu, su žalumynais, tiesiog žalia. Tai buvau užsukęs vandens gavau. Dar nusipirkau, aišku, gerimo. Ir žodžiu klausiu, sakau, gal kur nors tokia miela moterytė labai buvo. Paklausiau, gal kažkur kempingas žino. Tai sakė, eit link čia. Oi, atsiprašau. Tai sakė, eit link čia. Kažką gal rasiu, nes čia kalnuota sunku. Tai einu ir jaučiu, jeigu kažkas dar įdomaus bus, tai aišku pafilmuosiu, bet greičiausiai šiandien tiek iš manęs. Ačiū, kad žiūrėjot ir einu ieškoti vietos, kur įsitaisyti. Tai iki sekančios dienos. Čiau!